Sausio 27. Labiau už viską, kas saugotina, sergėk savo širdį, nes iš jos išeina gyvenimo šaltiniai. Patarlių knyga 4 skyrius 23 eilutė. Neužtenka pripažinti tai, kad nuodėmė įvairiose jos formose yra blogis, ir pasiryžti kovoti su ja, kadangi ji yra viešpaties uždrausta. Prie viso to dar turime išrauti iš savo širdžių kiekvieną troškimą ir geismą viso to, ko viešpats negalėtų pilnai pagirti. Kokį tai reikštų širdies tyrumą ir gyvenimo švarumą, o ypatingai minčių skaistumą daugeliui, kurie priėmė Kristaus vardą. Daugelis tų, kurie apsileidžia šiame dalyke, pastoviai būna apsėsti pagundų, nes nors išoriškai vengia aiškių ir matomų amoralių dalykų, tačiau slaptai simpatizuoja pasmerktiems dalykams ir norėtų juos turėti, jeigu tik jie nebūtų uždrausti. Širdį turime saugoti su visu stropumu, stebėti, kas į ją įeina ir tai, kas iš jos išeina. Su dideliu atidumu ir rūpesčiu turime užkirsti blogiui prieimą prie mūsų širdies ir stengtis pripildyti ją gėriu. Jeigu taip darysime, mūsų gyvenimo rezultatas bus gėris, o ne blogis. Nes ką žmogus galvoja savo širdyje, toks ir yra. Tokiu būdu formuojasi mūsų charakteriai, o tuo pačiu nusprendžiamas ir mūsų likimas. Klausimai: ar šią savaitę atidžiai saugojau savo širdį? Kas man padėjo, kas trukdė? Kokios buvo pasekmės? Labiau už viską, kas saugotina, sergėk savo širdį, nes iš jos išeina gyvenimo šaltiniai. Patarlių knyga 4 skyrius 23 eilutė.